Sveiki, maisto ištroškę žiūrovai. Susitinkame antrojoje ragauju prašiausią maistą Aukštaitijos dalyje. Oras nuostabus, kaip visada. Kiekvienam video mano, iš tikrųjų tai pagaliau turim lietų. Nu kaip pagaliau, nėra, kad džiaugiuosi aš tuo lietum. Ne vienam epizode nebuvo užpuolęs lietus, o šiandien galimai visą epizodą pralis. Tai pripraskit prie skėčio, prie tokio meniško įvaizdžio. Rudeniniai lapai nukritę už manęs. Toks su skėtuku ponas. Papasakosiu aš jums kažkaip. Šiaip tai taupom laiką. Nėra ką čia per daug kalbėti. Jeigu nežinot apie ką šitas video, tai įsijunkit pirmą dalį. Manau patiks. Kokia esmė? Aplankysime keletą miestelių Aukštaitijoje būtent ir paragausime prašiausiai įvertintą maistą tame miestelyje pagal Google Mapsus. Pradedame nuo Pasvalių. Esame Pasvaly, ponai ir ponios. Vieta vadinasi Arka. Tai žodžiu, įvertinta vieta yra 3,6. Tai buvę ir prastesnių įvertinimų, buvę ir geresnių galbūt, bet 3,6 toks pavertinta, kaip sakoma. Iškart atsidarom atsiliepimus, permetame akimis kokius 4 ir važiuojam į Arką, nes nėra smagu ant to lietaus, žinokit. Aš tiek jums galiu pasakyti. Esame šokiruoti. Visų pirma, picos tragiškos, pagamintos ant šaldytų papločių, nedakepusios. Niekada neteko su tuo susidurti. Kitas baisus dalykas, kad buvo patiektos ne tos salotos. Ir pakartotinai atnešta ta pati lėkštė su akivaizdžiai nutinka vištiena, o vietoj jos uždėtas tunas. Nuimta vištiena. Ką? Nuimta vištiena. Deja, darbuotojams nepavyko apgauti, kadangi paliko dar kitą ingredientą skrebučių salotose. Matyt, nesugebėjo visų išrinkti, kurių neturėjo būti. Pasakius tai, tiesiog matėsi didžiulis pasimetimas ir jokio atsiprašymo nesulaukėme. Maistas šlykštus, aptarnavimas žemo lygio, niekada daugiau ten kojos nekelsime. Niekam nerekomenduoju. Wow. Deda ką nori, atneša ką nori, yra nuotraukėlė salotų. Ir, o Jėzau, pica kokia šlykštė atrodo. Buvome rezervavę staliuką sekmadienį 30 žmonių pietums. Oho. Viską sutarėme, viskas buvo gerai, tačiau nuvykę sutartą dieną radome užrakintas duris. Į skambučius neatsiliepė, labai nepatikima, nerekomenduoju. Normaliai? 30 žmonių atvaro užrakinta. Eina šiek. Primes tokio oro. Tai, hebra, į parkelį O tada. kur varyt? Nu Kur tada varyt? Žiauru čia, neikit. Negana to, kad teko laukti ilgai. Maistu nebuvome patenkinti, ypač picomis. Vaizdas niekom nesiskiria nuo šaldytos picos. Apgailėtina. Šlykštus maistas, viskas pasenę, laukti ilgai reikia, nerekomenduočiau niekam. Nu ir paskutinį, ilgesnis. Į šią kavinę daugiau niekada. Šiandien apie 3 valandą užsukome su vyru papietauti. Aš užsisakiau cepelinų, tačiau iš karto padavėja pasakė, kad neturime. O vėliau, kad reikės laukti apie 40 minučių. Kadangi tiek laiko mes laukti negalėjome, tada aš užsisakiau lietinių blynelių su bananais. Po užsakymo priėmimo grįžus padavėja pasakė, kad cepelinų bus po 20 minučių. Aš sutikau laukti cepelinų. Tačiau gal po 10 minučių padavėja atnešė man blynelius, sakydama, kad viskas susimaišė. Todėl atnešė blynelius. Tik nesuprantu, kas galėjo susimaišyti, jei tuo metu kavinėje buvome tik mes dviese su vyru. Daugiau lankytojų nebuvo. Vėliau dar norėjome užsakyti užkandžių liežuvio ir vėl atsakymas neturime. Tai gal reikėtų lankytojams pateikti meniu tik su tais patiekalais, kuriuos turi. Tad kuo toliau nuo šios kavinės ir tragiško aptarnavimo. No. Tai mes irgi nežinome, iš tikrųjų, ką užsakysim, bus matyti, ką jie turi. O dabar nešlapkime, nešalkime ir keliaukime į Arką. Ir už tai, kad aš kankinuosi po šių lietų, nepamirš, bičiuli, paspausti subscribe ir paspausti laiko. Ačiū tau labai. Ką tik išėjom iš Arkos, vis dabar užmėsiu ant ekrano plius minus kaip kas atrodė. Tai tualete nebuvo popieriaus, nebuvo muilo, tualetas toks pavargęs, sakyčiau, ne? Švara, sakyčiau, pakankama, tipo, bet, visai... Bet trūksta popieriaus tikrai reikia. Būtinų dalykų, jo visiškai nėra. Tuo labiau, žinai, maisto tiekimo įstaigoje nusiplaut ranką su muilu norėtųsi, bet... Nu ir šikis nesinori plaut, žinai, po kriauklę. Jo. Nu, kažkas tokio. Pati vieta visai įdomi, išlaikytas kažkoks stiliukas, lubos visai įdomios toks nutapytos, ant sienų patapyta, paveikslai gražūs, rūbų pakabai padaryti iš tokių kaip ir iečių, tų laikų riterių. Nežinau, kaip vardyti, man žiauriai lyja. Dar aptarnavimas labai geras. Turiu omeny... Iš bendravimo pusės. Iš bendravimo pusės jisai geras. Nes kas liečia tokius dalykus kaip servetėlių ant stalo buvimas nėra. Su įrankiais gavimas servetėlių irgi nėra. Ne, įrankis tiesiog gauni. Užsisakėm studentų pizzą ir kavostų, tai bendra suma gaunasi 6,30 €, tai labai pigu. Pati pizza kainuotų 4 eurus kem. Tai čia kaina už pizzą, čia šaldyta brangiau kainuoja parduotuvėse. Žiauriai pigi pica.
Bet ir tas ir skonis, žinokit, toksai ir yra. Padas akivaizdžiai nėra jų gamintas. Jo, Fermentinis pirktinis sūris. išvardys. Jo. Padažą patiekė kartu kečupą su grietinė. Jo, čia pirmas kartas man buvo toks. Nu, aš grietinį su pica ir buvau nevalgęs. Tuomet, kas liečia iš kitų patiekalų. Komentaras buvo rašytas, kad tipo, negalim pagaminti, neturim ten dar kažką, ilgai trunka, atitinka realybę. Nes aš nuėjau sakyti pizzą, kavos ir lietinių blynų su bananas. Oi, ne, blynų, ne. Blynų tai negaminsim, labai ilgai trunka, neturim, ten pradėjau kažką tokio man būr. Skau, tai studentų pizzą galima gauti? Einu į virtuvę, paklausiu. Nu, gerai, nuėjau į virtuvę, pareina. Jo, galima, bet šiaip kepsniai greičiau būtų. Sakau, aš nieko neskubu. Nu, bet kepsniai greičiau būtų. Sakau, bet pizzos noriu. Nu, tai gerai, 15 minučių bus. 15 minučių gal labai čia greitai. Iš tikrųjų, užtruko ilgiau, kokią 25. Bet normal. Viskas gerai jo. Tai ta pizza, pats skonis, tai vertinčiau gan prastokai. Nu, tipo, esu valgęs blogiau turbūt, bet trolių pizzų, kur vienetų vertino, nes buvo sugėdę. Čia nebuvo sugėdę produktai, bet nebuvo, kad Trolių skanu. pica, žinai, kur veisėjuose toj pizzerijoje labai prastai, nu, ten tragedija tikrai. Jo, bet nebuvo skanu vis tiek. Ne, čia arti to, bet čiut geriau. Jo. Tai va, tai pati erdvė faina, planavimas tikrai maloni, jinai tokia draugį, draugį nori būti, ir ta kalba jų man Teta tokia, ne visų visai teta. nesuprastų. Visi tokie paprasti ir klientai, bet kodėl mes nefilmuojam viduje dėl to, kad gedulingi pietus vyksta. Nu, dar nevyksta, bet ten ruošiasi jiem ir, tipo, erdvės nėra daug ir Ne, sėdi vos labai 3 arti. staliukai turbūt. Jo, 3 staliukai, nu ir tas sujungtas didelis bendras gedulingiam pietum ir, tipo, labai to arti kitų žmonių, tai nejauku tiesiog, tipo, aptarinėti, Jo, žinai. per gedulingus arba jūs susidarykit, arba nedarykit. Nu, nežinau. Ir tas pats ir maisto gaminimą liečia. Ta prasme, jeigu jūs gedulingiam ruošitės, tai tada nežinau. Jo, ir jeigu, nu, tipo, būtent, tu ruošiesi gedulingiam, ar ten, nu, tarkim, turbūt, kad gedulingiam. Ruošiesi baliui kažkokiam kaviniai ir tu negali žmonėm pateikti, tipo, kitiem staliukam aptarnauti ir pateikti to, ką jūs sako. Tai uždaryk kavinę, Taip, tipo, taip, sakyčiau, taip, taip. ir ruoštos gedulingus. Taip. Tai va, viską bendrai taip sudėjus, tai man čia toks trejetukas, žinokit, būtų. Net nėra, kad 3-6, kaip jie įvertinti. Man toks trejetukas, visiškai, vos net 2,5, žinokit. Net aš pasimetęs iš tikrųjų, nes nebuvo skanu ir mes negavom blynų, ko iš tikrųjų norėjome maitinimo įstaigoje. Žinokit, gal 2,5, 2,5, žinokit, aš Jo, gal nes iš visiškai tikrųjų per vien vidurį. dėl to, kad vieta, tipo, turi savo vaibelį ir graži, nu, ir faina, tipo, padavėja, nu, tai, žinai, vis tiek tu eini pagrindai. Ateini valgyti. Ateini valgyti, ateini ir dėl aptarnavimo, ir dėl maisto, maistas pagrindinė dalis. Jo. Tai va, juos gelbėja švara, aplinka ir aptarnavimas. Jo. O kas liečia maistą, gavimą jo, dėja ne, tai liekam 1,5. Tikėkime, jūsų patirtis kitokia, gal atvažiuosite ne per gedulingus pietus ir galėsite paragauti tų blynelių iš tikrųjų, kur komentaruose buvo nusiskundimas, kad ne blynelių negalima gauti. Tai viskas, o dabar keliam sparnus ir važiuojame į Biržus. Atvykome į Biržus. Situacija nesikeičia, vis dar lyja. Esame prie Big Z Žydrūno Savicko sporto klubo. Ten parašyta, kad turi būti pizzerija. Nežinau, bandysim užeiti į klubą, pažiūrėti, ar yra tų picų. Blema, šiaip juokinga. Jeigu bus prie pat klubo pizzerija, arba vos ne tam pačiam įėjime, tai pasportavai ir eini pizzos, arba pavalgai pizzos ir eini sportuoti pizzą. Jo, labai įdomiai, nu, tipo, nes net ir per Google dabar pasižiūrėjom, tipo, įėjimas per tas pačias duris, bet iškabat, nu, ir ten darbo laikas, tai Galim parodyti. Va. Einu supras, kad ten pizzerija turėtų būti. O ar tai bus, mes nežinom, bet atsiliepimai tikrai yra palikti, kaip sakoma, žmonės. Ar patenkinti, ar nepatenkinti, jie savo nuomonę išreiškia apie šią vietą, o ji vadinasi Biržų pica, pizzerija, taškas. Įvertinta 3,7. Tai per vieną 0,1 daugiau nei buvom pasvaly paketėlių. Jo, tik tais liūdės tas, kad mes vėl valgysim pizzą, galimai. Dėl to, kad pasvaly šiaip būtume valgyti blynelius. Alio. Bet nieks nedavė. Alio. O čia jau valgysim pizzą galimai, nes vardas turi atstovėti savo teikiamus gaminamus patiekalus. Taip. Gerai, nieko nelaukiam. Einame prie atsiliepimo. 40 minučių laukti pizzos, kai nieko daugiau kavinėje nėra. Ašarų emodžis ir įdėtos 3 nuotraukos. Nežinau.
Sunku pasakyti, matau labai daug riebalų, toks alyjų permirkęs maistas ir tiek. Maistas neskanus. Maisto laukim valandą. Laiko aptarnavimas nemalonus. Nerekomenduoju. Laiko aptarnavimas? Kaip? Maisto laukim valandą, laiko aptarnavimas nemalonus. Kablelių tiesiog nėra. Bet tai valandą, eik, savo žiauriai ilgai. Labai norėjau valgyti, todėl sumaniau sukti į šią pizzeriją. Bet kai maistas dedamas į neplaunamas purvinas lėkštes, net apetitas dingsta, o sūris kaip vanduo. Nerekomenduoju. O, Let's bet, go! bet žinai, kad to iš ko jis nusprendė, kad neplauta lėkštė, nes tipo tai gal su jo maistu išpurvino. Čia įsikėlęs vaizdo įrašą. Rimtai? Jo, ir šonai lėkštės yra. Čia toks kaip čia pasakyti, kaip dubenėlis. Ir dubenėlių ausytės abidvi. Nu, tu neišpurvisi jų maistu. Nudžiūvė jau, ne? Tai ausytės pusiau oranžiniais. Okay. Buvo sakyta storapadė pica Mambo įsinešimui. Padas matėsi visiškai neišsikėlęs normaliai. Pica perkepusi. Kieta visa. Seniau būdavo žymiai skaniau. Su nostalgija tokia, kad būdavo. Skausmu. Va čia buvo picos. O kas dabar? Kažkoks apgailėtinas tešlos gabalas. Pievagrybiai supuvę, sūris guminis ir šaltas, padažas sumaišytas su vandeniu. Nerekomenduoju. Ir įkelta nuotrauka. Bue. Nelabai atrodo. Baisiai, ne? Neskaniai atrodo, jo. Ir aptarnavimas turėtų būti blogas, ir padažas lievas, Ir laukimas. švaros nėra, ir laukimas, maistas neskanus, nu aš nežinau, ko čia tikėtis. Aš tai tikiuosi neapsinuodyti jo. Nu jo, būtų pliusiukas tai tikrai. Jo. Bet tai bus ne tik picų pamatysiu paragauti. Bandom užeit. Jeigu neužeisim, nu tai liūdna. Liūdna. Varom pas Big D. Nu, ko pradėti, net neįsivaizduoju. Nuo to, kad nepažydrūna vis dėlto eit reikėjo. Jo. Jo, vis dėlto jom nepažydrūna. Ir čia nusileidimas, vat yra toks kaip ir į rūsį. Čia matosi tokį kaip ir laiptai, nuo kurių operatoriai jobino eidama į priekį. Tai va. Labai slidu. Aina, žiūri, jau. Nu, šit spėjai susigrieb. Nu, bet Galvoju, kad nagai luščiau tikrai. Yeah. Bet išvengėm traumų, nuėjom į vidų. Staliukų gal yra 4-5. Oi, 5 tai tikrai. Erdvė nedidelė, bet riebalais nesmirda. Kas nustebino pizzerijoje? Absoliučiai nesmirda. Išvis Jokio kvapo, taip. Tai Didelis pliusas. šis labai nustebino ir labai didelis pliusas. Taip, aptarnaujantis personalas, vadinkime, padavėja, tikrai maloni, be jokių pričiūdų. Kainos, nu taip, ką žinau, nu, žodžiu, aš užsisakiau pizzą, kolos, spurgytės botau ir kava, 14 eurų 65 centai. Tai taip sunku pasverti. Nėra Gal brangu. pigu. Ne, tikrai nėra brangu, bet ir tipo miestelio pizzerijai tokia, žinai. Nu, gali turbūt būti ir pigiau, bet labai gerai, kad nebrangiau. Jo. Nu tai va, tai kas liečia kainos yra tokios, kokios yra, pridedamės ir kas liečia maisto kokybę dabar. Pizza buvo be proto plona, aišku, fermentinis sūris jau čia nebestebina, ne Italijoje sėdėm jau aš pradėjau susidaryti nuomonę, kad visur pizzos yra tokios. Nu, nežinau, bet pavyzdžiui, čia, kas svarbiausia, mes kaip suprantam, čia yra tipo pizzerijų tinklas, nes mes tokią pačią pizzeriją, tokio pačiu pavadinimu matėm ir pasvaly. Jo. Nu, tai vadinasi, čia jau tinklas ir jeigu jūs nuberčiatės pizzom, nu, man jau keista, kad ne mozzarella, nu, blemba. Jo, įverčiasi konkrečiai pizzom, bet ta pizza šita buvo man prastesnė nei Arkui, kuri nesiverčia pizzom. Pasvalys skanesnė pizza buvo, aš jums pasakysiu, tiek nors ten net nebuvo skani pizza. Čia geriausias dalykas tai buvo šalnus padažas, nes su kečupo su majonezu sumaišius, neįmanoma. Su majonezu? Kečupo su grietinė buvo pasvaly. Jo, bet ten net nesusimaišys su ta grietinė, o čia jau atnešė sumaišytą gražiai ir čia, tai jau nesumausis, skanus padažas. Kola, wow, kola buvo atnešta į McDonald'o vienkartinį puoduką ir jinai buvo be gazo, nes įpilta jinai iš butelio, kuris jau prasuktas bent 2-3 paros. Jūs dabar mato tą butelį. Šaldiklyje matosi Fanta, Sprite, Cola. Ir va, likučiai, kas lieka, tuos likučius dapilinėja. Nors akivaizdžiai matosi šaldiklyje, viršui yra stikliniai kolos buteliukai. Tai aš mažausi, sakiau, tai supilk man tą buteliuką, arba buteliuką atneš. Po pizzos norisi, kad gazas tave, virškin padėtų. O atneša be gazo. What the fuck? Apskritai labai keista, kad, tipo, iš butelių pilinėjo, kad nėra kraniuko, žinai. Nu, kas čia per tvarka ir santvarka? Pasitau.
spurgytais kietos, jau čia gal tu labiau gali pakomentuoti. Senutukės visiškai labai, grinai, ta prasme, nežinau, ar girdėsit, mes nufilmavom, aš padaužiau į indelį. Kietos jos grinai, ta prasme, spurgytais tokios nebūna. Nėra, kad jos labai neskanios, skonis turbūt Aš irgi galvoju, skonis geras. Jo, skonis turbūt būtų normalus, bet senos jos tiesiog. Nu, Kava normali, viskas, okei. Kas liečia spurgytis, jos riebaluotos tiek, kiek jos turi būti riebalutos, jos Jo, yra jo, jo. kietos. Bet jos jo buvo, jos pačios yra kietos, šokoladas gelbė, tas išleidytas ant jų. Jo. O daugiau tai, nežinau, nu čia, vėl 2,5, nu kas čia, tų diena šiandien? Nu tai žiūrėk, biškai, nu tai gerai, už ką mes galim duoti geras aptarnavimas? Apie tvarką, pavyzdžiui, viskas tvarko ir švaru, išskyrus biškai juokinga, kad ten turbūt labai kreivos grindys, nes absoliučiai kiekvienas staliukas ir kėdės paremta tualetiniu popieriu, aš nufilmavau, reikia įdėti. Tai šitas juokinga, bet pavyzdžiui, maistas tikrai prastas, tai už maistą aš nežinau, 1,5 balo kaip minimum jau čia aš atimčiau. Dar palauk. Tualetas dar. Kas liečia tualetą, yra ir servetėlių, ir muilo tikrai yra, ir kriauklė, ir tvarkingas tualetas, neprišiukšlyta, nesmirda tualete, kanalizacija ar kažkuo. Tik tais liutras lempos, nesutvarkytas laidai matosi elektros. Nu tai čia biškai nesąmonė. Bet čia tik tiek, jo. Čia 2. Čia mažiau nei pasvaly. Čia 2. Jo. Visiškai jo. 2 balai, manau, normali nuomonė ir visa tai atitinka realybę. Patys atvažiuokit, paragaukit. O mes gaiškime laiko, nes diena eina į pabaigą, greit sutems. Mes turim spėti dienos šviesoje visą tai atlikti. Mes keliaujame į Kupiškį. Į Kupiškį. Į Kupiškį. Matausi? Kažkiek matai. Vis dar lyja, o mes jau Kodėl taip lyja? Kodėl taip lyja? Netark sudie dar man, kodėl taip lyja? Ateis tam pabaiga, nakties diena. Tu patikėk į meilę, tu patikėk jį čia. Čia pats tas prie įbytis, tą operos koncertą. Nedaryk reklamos, man jie nemoka. Nu tai arba įbytė, arba ergo tu rinkis. Ai! Sveiki, mes esame Kupiškyje. Idėjos jūsų namams ir biurams. Nereikia trečios reklamos, susikišk objektyvą į mašiną, nelyk ant jo. Nu tai Gerai. ne aš lyju. Atvažiavom į Kupiškį ir Kupiškyje vis dar lyja, kaip ir visoje Lietuvoje turbūt pliaupia. Bent jau Aukštaitijoje tai šiandien duoda, net su burbulais. Duoda patu. Žinot, kaip būna ant balų burbulai? Tai yra. Kas būna ant balų burbulai? Kai lyja ant balos labai Ai, stipriai ant balų. burbulai būna. Aš galvoju, ką reiškia ant balų burbulai. Ant baltų burbulai kaip būna. Iškritę. Na. Žodžiu, varysim kebabų į vietą, kuri vadinasi Kupiškio kebabai. Spėk įvertinimą. 3, 4. Taip, 2,6. O. Pam. Oho. Param. Jau seniai buvo prastokas toks. Nu jo, gan senokai. Senokai ir buvo ir aplamai maisto valgymo. O prieš tai paskaitykime kelis atsiliepimus. Kebabas neskanus. Pasenęs aliejus. Kartu mažai mėsos dėl 3 kebabų laukiau 4 minučių. Nors nebuvo nei vieno žmogaus. Visa kebabinė smirda senu aliejumi. Nepirkit. Nu, stiliaus klaidų yra. Gramatikos taip pat, bet atsiliepimas yra priimtas. Man tai čia ne gramatikoje esmė, o kad vėl į smarvę reikės eiti. Jau taip pasidžiaugiam, kad šiandien niekur nesmirda. Gal nesmirdės? Aha. Sorry, bet dar tokio šūdo nesu valgęs. Kebabė mėsos nėra. Vien kopūstai, lavašas sudegęs. Pirmas ir paskutinis kartas daugtaškis. Šlikščiausi kebabai visoje Lietuvoje. Oho, stiprus pareiškimas. Nu, drąsiai. Kebabas kartus, mažai mėsos, sudegęs, koldūnai perkepė, nėra skonių. O kaip kartus gali būti kebabas? Nežinau. Kas ten kopūstai? Padažas turbūt sugedęs ir kartumas tai iš to teina. Arba, ne, tai padažas tai būtų rūgštus, jaučiu kopūstai, gali būti, kai kopūstai sugedė, tai kartus būna. Ai, gal. Tik bendravimą galima įvertinti 5 žvaigždutėm. Kitkas prastai, net labai. Bet žiūrėk, aptarnavimas gal bus fainas? Gal. Į kebabą lėkštėje turėtų įeiti ne tik bulvytės su padažu, kurios buvo keptos. Galimai niekada nekeistame aliejuje. Nevalgomas maistas, plus laukti teko amžinybė, nors buvome dviesi. Nors nieko nuostabaus, jog daugiau ten niekas neina. Nu kaip tau ten bus
Kaip tau bus ten kitai? Užsisakėm kebabus, laukėm 1 valandą laiko. Valgyti buvo neįmanoma, smarvė didžiausia. Mėsos kebabė nebuvo, bulvytės gerai padžiovintos, padažia, jei galima tai pavadinti, su vandeniu atskiesta ir sugedęs. Sunkiai čia supratau, bet supratau, ką turiu Padažia, jei galima tai pavadinti, su vandeniu atskiestas ir pasienęs. Čia reikia... Sugedęs. Čia Sugedęs. su akcentu. Taip, bet čia reikia, Su maniera, ne? intonuoti. Gerai. Kebabai patys šlikščiausi, kokius esu ragavusi. Ir dar šalti. Nerekomenduoju. Nu, kažkaip taip. Labai gerai verskaiti. Tai supratom, kad galimai smirdės. Kebai puine, koldūnai beskoniai. Oi. Laukia, Bet kebabai. aptarnavimas geras. Jo, bet aptarnavimas vertas 5 žvaigždučių. Tai ką, man atrodo, nebesilykime ir eikime paragauti tų kebabų, nes nakties diena. O tu pasakė, kaip vadinasi vieta? Jo, Kupiškio kebabai. Nice. Kaip gali vadintis kitaip? 2,6 įvertinimą turinti vieta. Ne. Aišku, kad miesto pavadinimas ir kebabai. Tiesiog. Čia niekas neapsikrauna. Kas dabar įsivaizduok, šitą vietą vadintųsi lavašė suvyniota mėsa. Eitų kažkas. O gal? Aš eičiau. Tu eitum. Viskas, varom į vidų. Nepykit, hebra, kad gali būti biškai tamsesnis kadras. Esame mašinoje, tai laukiau šiek tiek patemę. Aš jums žinot, kaip galiu pašviesyti tavo veidą, žiūrėk. Va, jau šviesiau. Tai atsisėdom į mašiną, nes žiauriai lyja ir nėra jokių stogų, postogių niekur, kur pasislėpti. Nėra malonu, kad aš ten vienas turiu laukia stovėti nuo žodžių. Nu, tokių vietų dar nesu buvęs. Čia yra ikoniška vieta. Ikoniniška. Ne, iš tikrųjų skirtinė vieta. Nustebino labai. Pradžia tai tokia, kad įeini pro tokias skardinės duris. Mes net negalėjom iš pradžių patikėti, kad tikrai ten įėjimas. Buvo sunku patikėti. Zonos durys. Virš durų toks plyšys tarpas į lauką matosi. Viduj temperatūra tokia pati kaip laukia turbūt. Žiauriai šalta, va, aš rankom užledėjusiam dabar. Smarvė yra, jie eini ir iš karto nosį riečia. Bet žinai kas? Tokia neriebalų smarvių senienos, senovinio pastato man tokio. Nežinau ko, bet nekvepėjau tikrai. Meniu gan platus pasirinkimas yra. Nustebinau tai, kad aš galėjau atsiskaityti pavedimu už maistą. Kortelės nėra skaityto, bet pavedimu galima. Tai taip ir padariau. Tai už maistą sumokėjau 6,75 €, o pirkau mažą kebabą lėkštėje ir mažą... Nebuvo mažų porcijų koldūnų, bet jinai man padarė išimtį. Sako, tai aš galiu padaryti, kad pusės, tai kažką pradėjau Iš pradžių, iš pradžių, tai gal pusė porcijos, gal jo pusė. Tada pradėjau skaičiuoti koldūnų, sako, o tai gal pusė. Tai jo, tai pusė. Nežinau, kiek ten gausi už tos koldūnus, bet jinai ten man padarė nuolaidėlę ir gausi, kad nepelni 7 € už 2 mažus patiekaliukus. Iš tikrųjų, mažos porcijos. Kas liečia skonį dabar. Kebabo prieskoniai labai netinkami mano galva ir nustebino tai, kad mes buvom mirtinoj tyloje. Mes sėdim ten taip nejauku, net nesupranti, kur tu esi, ar bažnyčioj, ar pamokos metu vykstančioj pamokoj, ar... Aš tai grinai jaučiausi, kaip pamokoj per kontrolinį tu negali žvengti, tyla mirtina ir pasižiūri į draugelį ir belekai pradedi prunkšt. Ir mums tas pats momentas buvo, aš vienu momentu tiesiog iki ašarų, aš valiausi servetėlėm ašaras, ant kiek nejauku toj tyloj, nes ta darbuotoja nuėjo kažkur pasislėpė, jinai ten paskui. Jinai nepasislėpė, jinai tiesiog už spintos. Aš nufilmuotą spintą, jinai už tos spintos gamino maistą ir girdim vienu momentu, kaip mikrobangė šyla, tiesiog mėsytį sabulvė. Jo, nieko nekepėjau. Kepėti koldūnus. Gardu. Jo, o pašildėme krūškį. Tai perkaitinu, jie kieti kaip akmenukai. Ai, garsas, kurį gavom vienintelis, irgi nufilmavau, čia turėtų girdėti siekas įdėk. Aš nežinau, ką jį ten darė. Ar ten skalbenkiai pajukta buvo? Atrodė, puodą daužo. Gal. Tiesiog jau pasidaužė puodas ar skalbenkė, ar kad ir koks ten būgnas pasidaužė ir viskas. Ir visą laiką likusi mirtinoj tyloj prabom, nu tai buvo nejauku. Aš ta prasme sakau... Antiek įsižvengiau paskui. Jinai pati faina.
Žiauriai faina, nerealiai faina, tetytai dirbo, viskas su ja Draugiška. faina. Ai, paklausė, sako, ant koldūnų reikia sūrio, sakom, nereikia. Ir paskui, kai atnešė, sako, nu, tai kad jums nereikėjo sūrio, tai dėjau daugiau koldūnų. Jo, bet kaip restorane kokiam padėjau, vietoj valgym, bet gavom į vienkartinius tuos indelius, Jo. dubenėlius, bet kaip restorane padėjau, atidarė. Ant abiejų užrašė indelių skanau su šauktukais, nu, žiauriai faina. Jo. Tai jo, komentaras, kur buvo aptarnavimas 5, jo, sutinku. Visiškai Aptarnavimas taip. 5, o maistas, nu jo, sėda. Su maistu yra kur padirbėti Ir aplinka. ir aplinką padirbėti, ir iš vis ten ir nejauku, niūru, tamsoka. Bet ant kiek Tualeto muzika. nėra, arba už to vilko paklodais ir tualetas. Jo, nežinau. viens iš dviejų, arba už vilko, arba nėra, bet esmė, nusakau, nors tam muzikėlį kažkokią padėtų, nu įsijungit muziką, bus ant kiek jaukiau, nes dabar tiesiog ir mes vieni sėdėjom ir dabar, kiekvienas tas garsas, tie koldūnai žiauriai traškus, tokie kieti, kandai ir per visą tą kavinę tiesiog tas kasnio garsas. Taip nejauku buvo, iš tikrųjų. Žiauru. Žiauriai nejauku. Kainos labai pigios, viskas Mhm. faina su tuo, bet tai buvo nejauku, kad aš negaliu patikėti. Šitai vietoj, nu nežinau, blemba. Tikrai mes, kadangi maistą vertinam, pati aplinka dar ką, aptarnavimas tikrai tiek neišgelbėja. Nu, čia blemba ir šalta. Čia bus 1,5 balo, žinau. Maksimum. Čia 1,5 balo, nes Ir grynai- viskas yra minusiniai kriterijai. Visiškai tik taip tarnaujančiai tetai, ta prasme, va, Baliukas. jo tas baliukas, tik tai jinai ištempė, jeigu čia ne jinai dirbtų, jeigu dar būtų britkus aptarnavimas, tai čia nulis. Keista, kad, nu, iš vis keista. Nežinau, šitą vietą dirba iki 1 nakties savaitgaliais, tai kažkaip keista. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio dirbai jo iki 1 nakties, o Jau pirmadienis nuo trečiadienis. 1 iki 1. Jo, Tokį grafikėlį iššovė, nu įdomi. Čia turbūt jie ir priklauso. gal nežinau. Neįsivaizduoju, nu bet žodžiu. Paragaukit, pamandykit patys, ką žinau. Tikiuosi bus jaukiau, žinot kur. Jūs prašyt, mane linčavot, jau norėjot nubaus, sako, čia važiavo į Aukštaitiją, kur Aukštaitijos sostinė, Važiuosim į Aukštaitijos sostinę. Prašyt ir priprašyt, sakiau, antroji daly bus, dabar važiuojam į Panevėžį. Nežinau, jaučiu, kol važiuosim iki Panevėžio, čia nuo Kupiškio jau bus sutemę, tai žiūrėsim, kaip seksis ten, kur filmuoti ir ką čia išmastysim. Bet nieko matro nelaukiam, mažiau kalbam ir skubam, kol dar turim šiek tiek dienos šviesos, keliamės į Panevėžį. Pirmą kartą, hebra, susidurėm su tamsa iš tikrųjų. Nežinau, kaip pavyks pašviesinti jum, pabandysim kažką pašviesinti, bet iš esmės nepykit per daug. Jum, ko jūs čia susirenkat pažiūrėti? Maisto ir atsiliepimų. Tai aš ilgai nekalbėsiu, tiesiog pasakau, kad atvažiavom jau į Panevėžį, atvažiavom į vietą, kuri vadinasi Paskatina. Nu, tai čia Panevėžio rajonas labiau, iki Panevėžio dar apie 3-4 km. Ši vieta įvertinta 3,9, nėra blogai, Bet nėra gerai. bet ir nėra gerai. O dabar jūs galvojat, kodėl tu nepanevėžį tada? Aš jums atsakau iš karto, kodėl aš nepanevėžį. Dėl to, nes po šitos vietos mes važiuojam į Panevėžio centrą ir ragausime maistą. Maistą. Antrą Panevėžio religiją. Taip, ragausime kebabus Panevėžį. Tai va, iš karto užbėgau jūkiam už akių. O dabar sugrįžkime prie šitos vietos, Paskatina, kad yra ir viešbutis, ir parduotuvė, ir smuklė, ir kavinė. Nežinau, čia viskas, ko reikia turbūt. Tai Ir draudimą gali nusipirkti. viską. Net autobusas sustojęs turbūt ir perka draudimą keliam dabar. Gal. Prastesnio maisto dar nesu valgiusi. Ledų kokteilis buvo šiltesnis nei kambario temperatūros, o spurga ant viršaus perdžiavusi, kukulių su makaronais patiekimas visiškai nesuprantamas. Salotos šone nesiderino su pagrindu, o 2 riebų šoninės gabalai ant viršaus atrodo tiesiog atmestinai užmesti. Patys kukuliai neturi nei formos, nei skonio, o makaronai primena seniai išvirtus pastovėjusius. Karbonadas neprimena karbonadų, nei išvaizda, nei skonių, mėsa perkepta, sausa. Garnyras ploni bulvių griežinėliai, kurie visiškai beskoniai. Padažas, kuris buvo žadėtas pakeisti, taip ir liko senas, o paklausus, kodėl nepakeitė, atsakymas buvo, reikėjo kviesti mus, kad pakeistume, nors tai buvo pasakyta iš anksto. Skamba ne kažką. Nu, Realiai daug patiekalų 3 patiekalai iš išragavo. karto netiko. Jo, daug patiekalų išragavo ir visi blogi. Ir aptarnavimas jau Taip, ne kažką. taip. Ir žinai, kaip skamba antrasis atsiliepimas, kokiu žodžiu prasideda. Aptarnavimas. Ne pats draugiškiausias, moteris dirbanti, padavėja, susiraukusi. Buvome dviese. Patiekalus ant stalo atnešė skirtingų metų. Šaltibarščius už 15 minučių, keptą duoną, o dar už 20 ir antrąjį patiekalą - vištieną.
Vištiena buvo neiškepusi. Padavėja pasakė, kad virtuvės klaida, kad patiekalai atkeliavo skirtingų laikų. Bet ar taip sunku su kolegomis gaminti pagal laiką ir viską atnešti vienu metu? Klaustukas. Maistas neskanus, sausas, šaltibarščiai rūgštus, vištiena neiškepusi. Vienintelis atvejis gyvenime, kai buvau tokiame jo valia. O pasakius, kad vištiena neiškepusi, išgirdau virtuvės ir padavėjos replikas. Viską suvalgė, o vienas jam netiko. Ir visi pradėjo diskutuoti ir šaipytis tą temą. Juolab, kas neša pirmą patiekalą, tada kepa duoną ir tik po 20 minučių antrą patiekalą. Klaustas. Nu, balaganas, jo, bet jeigu višta neiškepus, tai čia, nu, tipo, jau sveika. Salmoneliozė. Jo, salmoneliozė, čia sveikatai, nu, ta prasme. Tai nėra gerai, jo. Jo. Aptarnavimas tragiškas, maistas šaltas. Sakė, kad reiks laukti kelias minutės, bet laukime virš valandos. Ir 4 kartus reikėjo priminti, kad dar negavome maisto. Vienintelis geras dalykas - spurgytis, visa kita apgailėtina. Turėjome patys pasimti meniu. Desertą atnešame anksčiau nei pagrindiniai patiekalai. Pusė užsakymų iš vis pamiršo. Maisto laukime virš valandos, nors buvo žimti vos keli staliukai. Labai labai blogai. Nu jo, realiai, apart to, kad spurgytas pagyrė, tai nieko gero negirdėjau. Tai Ir maistas, ir dauguma patiekalų blogi, ir aptarnavimas blogas, ir jovalas su laiku, nu, tipo su laiku, su atnešimu. Taip, aplamai, žiaurus. Šiaip, žinai kas, tu švieskis, vyraus, niekas tai nemato. O dabar? Dabar gerai, bet iš išorės, tipo, nu, visai čia normaliai atrodo, viskas atrodo turėtų būti geriau, žinai, negu įvertinta, bet, nu, pažiūrėsim. Nu, iš tiesų nežinome, kaip ten bus. Čia dar yra aikštynas, šiaip yra, aišku, nesimatys per kamerą. Matosi kažkas, nu, yra. Futbolo vartai, kažkas ten lenta, kažkas. Čia supynės. Nu, įdomi čia vieta tokia, jinai gerai, šalia kelio patogi sustojimui. Šalia kelio karčiama, žodžiu. Šalia kelio karčiama. Ir Tai baras gal- parašyta prie lūpių, kaip pareit. Tai gal užeikime į tą karčiamą. Jo, gal užeikime ir nešalkime ir nestovėkime, nes čia. Užeinam, pažiūrim, kas yra ir aptarsime po to. Pati vieta visai gražiai. Ir nutilo muzika. Jo, tylokai muzika, bet tai, na, čia nėra suramuliau, nes mes antri klientai. Ir čia toks kaip viešbutis. Čia viešbutis? Ir viešbutis čia kartu viskas čia. Na, bet čia tai gražu. Jau tvarkingai žiauriai. Mhm. Ir švaro atrodo, ir kvapo nėra jokio blogo. Už mūsų veidrodžiukas. Iš pradžių galvojau pelėsi, bet atrodo kiauras stogas. Jo. Varma kiaurai stogą. Bet čia kol kas visiškai vienintelis tik minusas. Jo, bet čia didelis minusas Jo. šiai vietai. Ne mum, jiem. Jo, čia jie. Šiem nuostolis. Čia neduoda nei kažkokio šalčio, nei kažką, nei čia ant galvos lyja, bet čia bus tuoj problemų. Eik savo. Žiauru. Atkeliavo maistas, susisakiau batos, tačiau gerklė pizdėts. Tas lietutis nepadeda. Nu. Turim poną karbonadą. Padažas čia turėtų būti toks ještruma. Mhm. Paprikinis. Paprika su majonezu kažkas ten, nežinau, tai toks biškiai. Tada morkytis, agurkas ir bulvės labai gražiai. Spjaustytas, bet atrodo, kad be nieko, be jokių prieskonių, be jokios druskos, be nieko, tiesiog atrodo bulvės. Jo, tas tai atrodo, bet šiaip iš pirmų žingsnių tai labai neblogai atrodo pateikimus. Čia aš dar sriubytės paėmiau aštrios, įvertinsim, ar tikrai aštri. Nu ir matysim. Davai. Nu, bet Paragauk ten pirmą galiu kąsnį. kaupinesnį biškį. Ne, juk tu belia kiek čia, o iki čia privaryti. Pasakysiu, ar jinai visiškai be nieko. Tiesiog, ne? Sausa bulvė, nu tiesiog bulvė. Žinai, kas yra ant stalo, pipirų ir druskos, Nu, jeigu tai aš nori, galiu. nesibarsysiu čia pats. Ko, tai ko ne? Man kaip patiekė šefas virtuvėse pavalgau. Morka. Pyčios atveju turinta. Tai gal neblogai? Visai tinka. Čia lietuviškas karbonadas, tai jisai čia Tai kiaurai turėtų būti. Tai bus iškepęs. Būžiu karštą. Pabandom su padažu. Gabaliuką. Artimėjo paprika, garstyčia. Čia toks miksas. Aštrokas, ne? Ne aštrokas, bet ką primena, aš dar galvoju, kažkur šitas padažas labai dominuoja ir jis erzina mane. Man nėra, kad patiktų ta paprika. Atsimeni, kai degalinių iššūkį darėm ir MC valgėm kažkokį subtinuką ar kažką ir buvo toks... Tortilija tą? Jo, Tai aš čia įsivaizduoju, kad panašu. trigubai jaučiasi labiau. Tai jo, bet panašu, ne? Nu tai va, tau ten irgi neskams buvo padažas. Kepsnys, nu tu nieko nesumausi. Ne, bet taip, Bet būtų prieskoniuotas? fainai būt pas prieskoniuotas jau. irgi be?
Tai čia bent jau tik kiauliai skonį, žinai, mėsą kažką. Nu jo, bet tipo, jeigu visai nei druskytės, nei bulvių, nei kepsnio, ir tu visą skonį gauni tik iš morkų ir česnako uždėto, tai nu Tai gauni. nėra skonių. Mhm. Labiausiai, kas jaučiasi skonį, tai čia nes česnakai ir padažas jaučiasi, nes, nu, ten porą ingredientų sumaišyta. Mhm. Tai turi tai būti. Tai čia turbūt reikia viskas su tuo padažu valgyti ir tada jausi skonį tą. Tai jausiais lyg valgai papriką su viskuo. Mhm. Kažkas tokio. Tai man yra kas labai skanu, asmeniškai. Nu, bet valgoma iškepė, nes sugėdė. Mhm. Grįžtam po kelių minučių. Galim įvertinti sriubą. Nežinau, man asmeniškai kaip aštraus maisto mėgėjai, tai biški čia yra įžeidimas tokia sriuba, nes čia yra kečupo skonio sriuba su aštrumo užuomena, tikrai neaštri. Nu, tipo, man biški pikta būna, kai kavinėse, tarkim, kažkoks patiekalas parašyta aštrus ir jis arba iš vis neaštrus, arba ten, sakau, užuomena, tik tai aštrumo būna. Nu, žmogus, kuris aštriai nemėgsta, tai ir neužsisakys niekada patiekalų, kur parašyta aštru. O tie, kas mėgsta aštrumą, tai ir tikėsis, kad bus aštru. Tai va, tai, nu nežinau, tikrai kečupo skonio sriuba, net nėra, kad čia labai pomidoras kažkoks, ten tas esencija kažkas jaustus. Nelabai. Tavo maistas be skonis, kaip supratau? Jo, nu, aš kažko nemažai suvalgiau, nes visi vis kainuoja palei 10 eurų tas kepsnys, tai biškai vėl tas ir išmesti yra. tiesiog, ne? Ta prasme, čia yra gan didelė kavinė, tvarkinga, gražus interjeras, viskas. Aš tikiu, kad jie Kiauros lubos. Kiauros lubos, nu bet tai čia pasitvarkykit šitą, jeigu žiūrėsit, nes čia jum problema, ne mums. Tai vienu žodžiu, aš tikiu, kad išlaikyčiau tą kavinę kainuoja nemažai, nu tai ir kainos automatiškai didesnė, žinai. Ir visas, matai, kompleksas. Jo, visas kompleksas, jo, yra apgyvendinimas ir panašiai. Nu, tai kaina gal bus didesnė iš tikrųjų, 15,28 eurų. 2 patiekalai ir 1 gėrimas. Ir tas gėrimas yra arbata, tai realiai vanduo karštas. Nesakyk, nepigu. Ne. Nu. Ir 1 patiekalas net nėra, nu, tipo karštas patiekalas, tai sriuba tiesiog, žinai. Nu. Tai va, tai aš manau, už sriubą, čia kaip vienam žmogui realiai turėjau gautis. Arbata, normalus čia pagrindinis patiekalas. patiekalas, jo ir sriuba, tai čia daug. Jo, šiaip nemažai tad gaunasi jau. Ką tau rozetį, pavyzdžiui, jungia? Jo, aš ir pirmai jau žiūrėjau. Gal ten telikas turėjau kažkada būti viršui. Tai jeigu būtų ten, tai bent jau dar nebūtų sužlietas. Jo, šitam tai tuoj bus ragų kontūra. Jo, tai... Nu, man tai čia ne ketvertas, žinau. Man čia trejetas. Man, žinok, 3,5. Žinai dėl ko? Nes duočiau 1,5 balo aptarnavimui, duočiau 1,5 balo švarai visai, viskam, nu, tipo, žinai, atmosferai ir aš 0,5 balo vis tiek duočiau maistui. Tai čia pats skalį labai įdomi, matai, kai mes duodam kiekvienam dalykui vos ne iki vieneto, tu 1,5 balų dalini kairiai 10. Nu tai gerai, aš tik sakau, ta prasme, pagal save ir lyginant su kitom vietom, ne ką iš manim. Nes, žinai, dėl ko maistui duočiau vis tiek kažkiek, jis šviežias, jis nėra permirkęs riebaluose, viskas, sako, jam tik trūksta skonio, ta prasme, geresnio prieskoniavimo kažko. Aš čia nieko neskau, tai dėl to 3. Nu gerai, tai viskas tvarkos, tai diskutuoju. Man 3,5, tau 3. Nu, bet, nu, skonio baisiai trūksta ir Žiauriai. kainos ir kokybės santykis biškai skiriasi, tikrai, nu. Tu už tokią kainą turi būti kokybė geresnė. Arba Maisto. mažykit kainą. Taip. O pati aplinka viskas? Guči, tą žinom. Jo. Miela malonu. O dabar laikas pavažiuoti keletą kilometrų iki Panevėžio centro ir paragauti kebabų. Nu, Pasilankęs, pasilankęs. matausi pasilankęs. Nu, lankęs tai tikrai kažką. Geriau? Neblogai. Geriau. Boso kebabai. Ne Hugo boso, o tiesiog bos. Bos. Tai žinok- Angliškai bos. Žinok, Hugo ir bosas dabar irgi įsiskyrė. Jo. Jo, tai čia bos. Nu... Tai čia ir bus to boso Taip, kebabai. taip. Nes neprašyta boso, o bos. Oi, tai čia to. Bos kebabai. Boss. Like a boss. Like a bound. 3,4. Ne kažką. Nežinau, ar Panevėžys kebabais garsėja, bet... Nu, nežinai, ne? Gal ir girdės kokią koreliaciją Jo, kažką. bet yra tokių veikėjų, kurie iš Panevėžio už kebabus. Nerekomenduoju. Darbuotojos bendravimas buvo šlykštus. Nei į klausimus atsakyti, nei šypsenos. Tik susiraukęs veidas. Tik surauktas juokauju. Tik susiraukęs veidas. Maistas visiška tragedija. Koldūnai tik pašildyti. Padažas primena kečupo mišinį. Net nepanašus į tikrą padažą. Kebabui naudota šalta, sumalta mėsa. Viskas atrodo pigiausia. Kas tik įmanoma. Net atsisėsti nėra kur. Kėdės laukia tik 2.
Vieta sulūžus, viduje neleido valgyti, nes laukiamasis, nors žmonių visiškai nebuvo, labai nusivyliau, tikrai negrįšiu. Reiškias, net nevalgysim viduj. A, kažkur tai teks glaustis. Ir aptarnavimas toks šiurkštokas. Mėsa ne tik, kad baisi, bet dar ir šalta. Padavėja siaubingai susiraukusi, net nesiteikė atsakyti į klausimą. Buvo pirmą ir paskutinį kartą. Žiūrėk, aptarnavimo, jinai nekalba. Jinai nebyli. Gal byli, bet nepatinka jai kalbėti. Antisociali gal. Wow. Tragedija, o ne kebabai. Kiaulienos mėsa pašildyta, šlykšti, padažas atrodo, kad majonezą su kečupu sumaišyti. Jokio aštraus net nesijauti. Porcija didelė, bet kebabas išmetimui. Padavėja naglu veideliu, net nesiteikė sveikintis. Kas ten dirba? Gal savininkai dirba, kad žinai, tipo, jeigu visi nepatenkinti aptarnavimu, bet niekas netleidžia, tai vadinasi Taip savininkai. juokinga šiaip, Na, kad niekam neįtinka, na. Ir jau čia aš nuvarysiu, sakys, labas vakaras. gali būna visą laiką taip ironiškai gaunasi. Jo. Pastoviai, užsisakant telefonų kebabus, nedadeda vieno kebabu. Paprašius užrašyti ant kebabų numeriukus, neužrašo. Dar šie dalykai kaip ir suprantami, visi daro klaidų. Bet šiandien nusisakius kebabus gavome juos su sugedusiomis daržovėmis. Jautis ir rūgėsio kvapas, agurkai atrodė kelių dienų pjaustyvo, maistas nuskandintas padaže, matyt, kad nesijaustų pasenusių daržovių. Labai nusivylime ir daugiau nebesisakysime. Klausyk, tikėkimės, negausim rūgėsio. Atsiliepimai tai žiaurūs. Jo. Apie šitą vietelę. Bet, ko gero, kad tos kebabus valgysime mašinų. Matysim, jau kur gausis ten, jeigu išvys iš vidaus. Tai ten laukiamasis. Laukiamasis. Čia nėra ko būt. Bet žinai, Laukia jeigu tas žmogus, ta prasme, sako, neleido valgyti viduje, tai stil, jis gal turėjo susidaryti įspūdį, kad viduje galima valgyti, turi būti kažkokių kėdžių, vadinasi. Neįsivaizduoju. Laukia sakė 2 kėdės. Dabar tai jau nebuvo šaltųjų sezonų turbūt. Jo. Nežinau, nieko nelaukime ir bandome paragauti tuos kebabus, panevėžiečiai. Paspauskite laiką. Čiaps kebabas lavaše, tai čia su traškučiais, ne? Jo. Tai gerai, tai šitą mažesnį. Koks padažas? Švelnus. Viskas? Kiauliena. Su kiauliena. 10 minučių. 20 minučių, ne? Gerai. 10. 10. Ne, taip išgirdau. Ačiū. Čia turim. Va, bos kebabai. Like a boss. Servetėlių bent krūvą dėjom. Nu, klausyk, aptarnavimas, kai girdėjau, sakei, neblogas. Aptarnavimas tikrai neblogas. 5,40 €. Tikrinu galvą savo. 5,40 € už mažą porciją su traškučiais. Bet ta maža, nėris mažas. Čia jau tas švelnus padažas picos, ne kebabo. Nebe tas jau gurtinis, o tas oranžinis, ne? Nu, man tai, pavyzdžiui, gadina žiauriai kebabus. Žiauriai. Dažai. Žiauriai. Padažas labai stipriai dominuoja. Bet čia visko pridėta šiaip. Ir agurkų, ir svogūnų, ir pomidorų, ir traškučių, ir mėsos. Ir raudonų, ir baltų svogūnų. Jo, nelabai skanu pas bosą. O lavašas? Lavašas biškai per ilgai, labai per ilgai keptas, bet čia gal mano problemos dėl breketų, man biškai skauda. Kas? Man tai, pavyzdžiui, geriau, kai būna pakeptas. Man irgi, Nu, man irgi. yra žalias. Man irgi geriau nei minkštas kažkoks, ne. Žinai ką, parvektum. Visiškai pitus padažas. Nu, netinka žiauriai. Netinka jisai. O visa kita būtų gerai. Man lavašas tai neperkėdas. Man taip pat pats tas lavašas. Ingredientai atrodo sugėdė kažkokį geras skonis visko, bet... Saugūnų tai gal biškai ir per daug. Aš realiai atsikandau agurko, saugūnų ir lavašo. Svogūnų tai kaip nei česnakinį, prikrovė bereikalingai daug. Aš duodu 3, žinok. Aptarnavimas nenuvylė manęs, kebabo skonis dėl padažo yra nevalgomas realiai. Viskas. Padažas yra 10% kebabų iš tikrųjų. Bet dar vis tiek valgau, nes valgomas. Bet padažas nelabai. Tai va, 3. Kaina labai pigi iš tikrųjų. 5 €. Kaip kuris ten nėra toks mažas, tikrai pavalgyti gali, žinokit, hebra. Tai va, tai tas toks Panevėžys, netgi realiai iš 2 vietų padarėm Panevėžį. Nuvarėm ir pasėdėti ir pasakėm ir kebabą. Oro sąlygos biškai nepalankios šiandienai buvo, bet geriau su tokiam oro sąlygom video šiandien išvis neišeina mano galva. Nedaug žodžiausių, tiesiog paprašysiu, kad paspaustumėt laiką, jeigu to esate nepadarę. Paspauskite būtinai prenumeruoti, nes iš tikrųjų dar daugiau nei 50% neseka šio kanalo. O jei norit nepraleisti video, pamatyti jį pirmieji, tai tiesiog reikia paspausti prenumeruoti ir aš būsiu dėl to jums labai dėkingas, hebra. Ir paskutinis dalykas, ko noriu paprašyti, komentuojam. Komentarai, man visą smagu, nesvarbu ar jie logiški, nelogiški, su patarimais, be patarimų, su palaikymu, su heitu, man nesvarbu, hebra, man svarbu jūs komentuoti, jūs įstraukite į mano kuriamą turinį, aš galiu su jums kartais atkomentuoti, padiskutuoti, gal iš to gimsta nauja gera idėja naujam video, tai jūs prisidat prie šio kanalo tobulėjimo ir augimo. Tai ačiū kiekvienam,
Užsukam į Contribui, tik 2 euriukai mėnesiui ir susimatom, hebra, kaip visada, už 2 savaičių. Palikit savo nuomonę komentaruose. Su jums buvau aš Matulis ir iki greito.